Atsakyti trumpai sudėtinga. Man atrodo, buvau labai smalsi, žingeidi. Tuo metu, kai atsiradau universitete, ir tai buvo Vytauto Didžiojo universitetas, visiškai naujas, visiškai kitoks, netradicinis, nestandartinis, 90-ųjų pradžioje. Man atrodo, aš buvau ištroškusi tų naujų patirčių, mane labai žavėjo universiteto atmosfera, bendravimas tarp žmonių, ypatingai su dėstytojais iš mokyklos atėjus. Tai buvo visiškai nauja, kitokia, labai įtraukianti, labai skatinanti dalyvauti ir pasijusti bendruomenės dalimi patirtis. Ir man atrodo, kad ta patirtis turbūt ir užbūrė mane dėl to, kad ir likau. Arba, sakykime, išėjau, sugrįžau ir pasilikau ilgam. Kalėdos turbūt yra magiškas laikas, metų pabaiga, kada pasibaigia vienas etapas, bet lauki kito etapo. Galbūt tai yra nostalgiškas taip pat laikas, bet aš dar noriu pasidalinti ir savo studentiškų kalėdų prisiminimu, kuris tikrai man iki šių dienų turbūt išliko, įstrigo atmintyje. Tai pirmosios mano kaip vadovų studentės kalėdos. Tai buvo gruodžio berods 15 diena, kada baigėsi mano sesija. Aš grįžtu namo, labai gražus toksai gruodžio metas, gana šviesus, snaigės krenta, o mano visi egzaminai jau išlaikyti, belieka tik tai pasiruošti kalėdinėms dovanoms, programai, žodžiu, kažkokiems tai planams. Tai man atrodo, kad būti VDU studentu yra didelė privilegija, nes kalėdas mes pasitinkame jau užbaigę sesiją, semestrą ir galime tiesiog švęsti.